reikia pafilmuoti ateities kartoms. Sveiki, šiandien yra antra Velykų diena, 2024 metai ir nesinori sėdėti namuose, įsitraukiau iš garažo baidarę ir galvoju reikia praplaukti, pasimėgaut būnančią gamtą. Tai yra apie 12 valandų dienos ir 16 laipsnių, panašiai lauko temperatūra, bet saulė šviečia, šilta, gera, vandenėlis aišku šaltas, visgi pavasaris, bet sumaščiau visus suvalgytus patiekalus reikia paleisti vėjais. Plaukiu nuo Ventos miestelio iki Viekšnių. Šiaip važiuojant keliu tai yra apie 10 km, o čia Ventos vingiais tai neįsivaizduoju, gausis kiek, iki 15 man taip atrodo. Galėsiu paskui parašyti, kiek gaunasi. Bet upė fantastiška, vanduo skaidrus, pakankamai kaip pavasarį. Vandens nėra labai daug. Medžiai visi jau pradeda žaliuoti po truputuką, pumpurai skleidžiasi. Tai yra labai faina pirmoji šių metų išvyka. Kas man patinka Ventoj, būtent šitam ruože, kad yra padaryti ženklai, stovyklaviečių ženklai, kiek liko kilometrų iki Ventspilio, kiek kilometrų iki sekančios stovyklavietės, tai va šitas tai labai džiugina. Yra kur šiukšlės įsimesti, yra staliukai, tualetai, tai labai faina. O čia ta mūsų žymioji vieta, kur su dukra apsivertėm. Wow! Reikia dabar atsargiai pro čia praplaukti, kad neapsivers, tai dedu kamerą. Tai va čia yra šita žymioji vieta, kur 2022 metais birželio mėnesį plaukiau Ventos upe ir su dukra šitą ruožą plaukiam. Tai teko biškelį pasimaudyti, tarp šitų šakalių įsipynėm, tarp to medžio. Tai išlakstė irklai, telefoną nuskandinau. Čia buvo reikalų, srovė didelė, čia pastovėti neįmanoma. Ta nešė baidarę, tai čia dukrą palikau prie kranto su baidarė, aš gaudžiau irklus visus, nes buvo Ventos lygis labai pakilęs vandens. Tai va tokia įdomi vietelė. Pabandysiu praskristi su dronu, parodyti, kaip atrodo šitą vietą. Tai iš viso tai vietą įdomu. Aš pamečiau telefoną ir už 2 savaičių man paskambino žmogus. Sako, radau telefoną. Tai pasirodo, jie plaukia baidarėm, tai iš 9 baidarių čia 5 apsivertė. Ir anas ruožas upės, tai buvo pilnas visokių telefonų, pleškelių su visokiais tauriaisiais gėrimais, puodelių, ten, sakai, ko jis nerado tik tenais. Tai nuotrauką turiu, turbūt pabandysiu paieškoti, įmesiu dar nuotrauką, kaip rado mano telefoną. Tai va tokia įdomi istorija.
Šito kadrų reikia įamžinti dukrai, su kuria čia apvirtom tarp šitų šakų. Tai čia apvirtom, čia prispaudė, baidarė pradėjo spausti, srovė didžiulė. Tai va toje vietoje jinai laikė šitą baidarę prispaudęs prie kranto, kol aš ten gaudžiau visus plaukiančius mūsų daiktus. Paskui per dilgelynus čia bėgau. O čia buvo geras prisiminimas iš tikrųjų. Tuo momentu buvo tikrai nejuokinga. Bet dabar žiūrint, atrodo, čia gylio nieko nėra, va dugnas matos, o tada buvo vanduo dar labiau pakilęs. Aišku, šitas medis yra jau nuvirtęs, jisai buvo aukščiau ir va to šakos va taip ėjo į vandenį ir už tarptų šakų mes ir pasikabinom. Nieko, įdomi vieta. Šį kartą praplaukiau pro čia. Čia yra pakankamai vandens, neapžėlė, tai praplaukiau pro čia. Nes čia tai, jo. Gera vietelė. Smilte, tau linkėjimai. Šiaip jeigu kalbant apie Ventos kelionę, Ventos upe, tai čia buvo mano pirmoji kelionė baidare tokia ilgesnė. Tai išplaukiau 22 metais, birželio, dabar nepamenu, prieš Jonines. Tai praplaukiau apie 300 km ir nuplaukiau iki Ventspilio. Pradėjau nuo Užvenčio nepradėjau, nes buvo ten labai prastai plaukti yra. Ten yra padarytas melioracijos griovys ir plauki tiesiai grioviu, tai jokio, ten nei įdomumo nėra, nei naudos ten plaukti. Tai pradėjau nuo tokio tilto. Lokaciją, jeigu kažkam reikės, galėsiu įmest, parašykit. Ir buvo labai įdomi kelionė, nes buvo pirmoji. Prisikroviau per daug daiktų, žiauriai per daug daiktų. Tai pusę daiktų atsikračiau antroji kelionė. Pasilengvinau viską, susimažinau, maisto mažiau pasiėmiau, nes ten per pirmą kelionę tai baidarė žiauriai sunki buvo. Ten užtvankų nemažai Ventoj, tai reikėjo persikelti, persinešti, kol viską persivelki, tai užtrunka daug laiko ir šiaip su sunkia baidarė plaukti sunkiau yra. O dabar, kai nieko praktiškai daiktų nėra, tai čia gali iš vis atsipūtęs, pasižvalgydamas, pasižiūrinėdamas aplink ir kabliuoji savo. Tai va, gal kokį, nežinau, gal porą kadrų įmesiu iš Ventos, bet kelionės. Bet filmavau tada, negalvojau kažką montuoti, kažką daryti su tą medžiagą, tai filmavau. Telefoną laikiau šitaip, o reikia laikyti šonų telefoną, kad gražiai susimontuotų. Tai, kadrai gavos tokie, kokie gavos. Ir sakau, kai atplaukiau dalį kelionės, nuskandinau telefoną, tai dalis informacijos dingo. Paskui dalį informacijos iš kitų ten šaltinių parsitraukiau. Ir kitą kelionės dalį tiesiau su prastu tokiu telefonu, tai ten nei kokybės, nei nieko. Tai va tiek apie Ventos kelionę. Tai va galvoju, kažkiek kadrų įmesiu, pažiūrėkit, gal kažkam bus naudos. Čia Venta eina palei kelią. Ten yra kelias nuo Ventos pro Viekšnius į Mažeikius, tai galima ramiai savo bet kurioje vietoje čia, jeigu kažkokia problema, išlipai, privažiavo, privežė kažko, tai nėra didelių problemų čia plauk. Labai įdomi. Tas vienintelis ruožas, kur praplaukim. Ten, kur buvo gale, tai vienintelis toks pavojingesnis, o visur kitur tai čia ramus, gražus plaukimas. Galima mėgautis gamta, Ventos tėkme ir gerai leisti laiką. Super.
Gamta atbunda. Jau malonu iš tikrųjų lauke. Saulė šviečia. Nežinau, gal kokie 20 plus laipsnių tikrai bus. Jau sėdint vabalų pilna, pilna vabalų skraido. Geras. Kaip per avatarą kokį. Nežinau, matosi per kamerą, nesimato, bet... O kaip pasidarbavo srovė per žiemą. Kokius medžius išlaužė. Ventoje yra labai daug paukščių. Tai nuo ančių, tų narų, tulžių pilna. Tai yra į ką pažiūrėti. Vat nesenai praplaukiau stirną, prie pat kranto buvo, tai nespėjau tik nufilmuoti. Šiaip labai įdomi upė. O kai nuplaukiu į Ventos deltą, ten netoli Ventspilio, tai ten iš vis gali prisižiūrėti įspūdingų paukščių, kur nebuvau niekad matęs. Mačiau paskui, kai plaukiau iš Vilniaus į Ventės ragą, tai vat mačiau Nemuno deltai irgi visokių įdomių paukščių, paukštukų. O šiaip dabar tokiu metu plaukti yra labai gerai, nes neapžėlė niekas. Galima savo bet kur išlipti, o vasaros metu plaukiant jau yra iššūkis, nes žolės aukštas, surasti vietą palapiniai tai yra ką veikti. O šiaip aš keliauju, tai vienas pats stengiuosi, nes pabūt vienam kartais noris su savo mintim. Tai keliauju solo, stengiuosi pasimti kuo mažiau daiktų. Tai imu palapinę, miegmaišiai, kilimėlis miegojimui ir maisto gamybą pats gaminu. Tai visokių kareiviško davinių prisiemu, konservų, makaronų, užpilamų tų bomžpakių vadinamų. Tai kažkiek, kai Viekšnis buvo atplaukęs, tai šeimyna pridėjo maisto. Bet čia, sakau, Ventos upę rekomenduoju visiems praplaukti, kam patinka baidarės, kas nori tokių pabuvimo vienatvėj. Tai plaukus Latvijos pasienį praplaukus, tai ten esi visiškai vienas. Ten nesutiksi nei žvejų daugumoj ruožų, nei gyvenviečių yra, tai visiškai laukinė upė. Ir dėl ko man patiko Venta plaukti, nes kai išplaukiau nuo to tilto, tai irklai beveik kabino šonus upės, nes siaura tokia buvo. O paskui, kai nuplaukiau į Ventspilį, tai ten jau upė buvo tokio pločio, kad reikėjo vienu momentu netgi navigaciją žiūrėti, kurią pusę plaukti, kurią pusę bus vingis, nes ten jau išplauki ten kilometrais. Ir plati, ir vingiai didžiausi, ir ten, sakau, ten tokia didžiai įspūdinga upė pasidaro, kad negalvojau, kad taip. O aš esu šiaip augęs visą vaikystę, jaunystę praleidęs Viekšniuose, prie Ventos upės. Ir mano pirmoji svajonė buvo įsigyti baidarę, kurią nusipirkau 22 metais. Gal 450 eurų man atmokėjau. Ir perplaukti Ventos upę. Nes Ventoje maudydavomės, žvejodavom, tai plaukdavom nuo Viekšnių vieną pusę į kitą pusę, bet nebuvau matęs visos Ventos upės. Tai pamačiau ir padarė įspūdį šitą trečią pagal dydį Lietuvos upę. Nors didžioji dalis jos teka Latvijai. Ventoje yra daug visokių salų, salelių. Čia irgi sala didelė, ten viena srovė nueina, kita srovė čia nueina.
Bet per tokias vietas kaip plauki, tai reikia taip susikaupti, nes akmenų yra gali ir negerai baigtis. Bet šiaip vanduo, sakau, vandens nėra per daug, pats tas plaukti tai pasaka. Gilis, o nedidelis, matosi turbūt. Tai vat Ventoj, kai plaukiau, buvo daug vietų, kur salose miegodavo. Tai vat ateina tokias dvi srovės. Čia va pabaigoje dažniausiai būna smėliukas. O baba, į akmenį tiesiai. Taip gali užskersuoti ir gali pašlapti truputuką. Yra nemažai lankytinų vietų, visokių piliakalnių. Tai galima užlipti po laipteliais, ten pasižiūrėti visokių įdomybių. Skardžių nemažai, atrodo kaip ir Lietuva nėra kalnuota vieta, bet skardžių pakanka. Ypač va ten Latvijos pusėje, tai Venta išgriaužus yra nemažai. Stovyklaviečių. Ateik va, kepk kokį lauželį, užsikur, kepk šašlyką, kepk dešrelės, pabūk su šeima. Reikia lysti gamtą, o ne prie televizorių sėdėti ir prie kompiuterio.